Prasideda kelionė iš Kauno oro uosto į Danijos sostinę Kopenhagą, kur laukia mūsų laivas. Kauno oro uostas tai yra toks pats ramiausias po Vilniaus ir Rygos oro uostų, kur galim skristi, tai čia bus gan ramu. Mes visada stengiamės atvykti kokias 3 valandas, kad dar būtų laiko, nes ar mašina suges, ar kamščiai kokie, kad nebūtų didelės problemos kur nors paskiau skubėti, ar jeigu sugestų, kad kita mašina kažkaip davažiuotų. Nu, čia ramiai, o kelias valandas paslampinėjom po oro uostą, apsižiūrim kaip kas, kur nors pasėdim ramiai oro uoste laukimo salėje ir kokį panaršai valandą antrą internete, jeigu viskas laiku yra atlikta. Mašina jau pastatyta aikštelė, tai dabar esam jau ramus, laukiam lėktuvo. Iš Kauno tų lėktuvų mažai skrenda, tai čia apžiūrim vietoje, viskas yra tablo. Kaune neįgaliuosius visą laiką sodint per galą, nes yra 3 eilės ir Ryanair visą laiką yra skirta neįgaliesiems perkant bilietus, tai nemokamai gali pasirinkti 3 vietas, tai priveš su autobusu ir pasodina, tai ant to yra gan patogu Kaune. Tik tai Ryanaire tie Boeingai gan ir nepatogus, tai rankinė yra skrist, bet 1,5 valandas skrydis, tai kažkaip tai iškentiesi. Kol pakylam virš debesų, tai dar galima pasigrožėti Lietuvą, bet Lietuvoje retai būna, kad grinai švarus dangus, kada eitų visą skrydį per Lietuvą grožėtis Lietuvą. Štai ir Danijoje esam, o tas mašina keltuvas iš Ryanair iškėlė ir įsodina į spec autobusiuką, dabar vairuotojas, o kai tik mūsų aiškins, kur mus vežt. Nuveš ir paskui pagalbininkas mums padės, kur dasikasti, kur reikės per visus liftus. Nusipirkom bilietus į metro ir traukinį, kur kainuoja vienas bilietas 30 kronų, tai bus 5 eurai. Ir tiesiai iš oro uosto varom į Kopenhagos centrą, persėdam į traukinį ir varom iki uosto. Čia viskas truks apie valandą laiko, tad galim sėsti iki vakaro, o dabar yra gan anksti, tai turim neskubėdami visur suspėti. Patogus metro yra daug mažai žmonių. Dabar prasideda ieškojimai liftų, perėjimai požemius, ieškojimas traukinio, žodžiu, neliūdna yra, bet liftai gan patogus yra. Pirmas į Danijoje tenka važiuoti traukiniu, bet labai žmonių nedaug erdvų, tad kol kas jokių nepatogumų nėra. Ir dviračius čia veža, ir vežimukus vaikų. Žodžiu, viskas kol kas liuksiška. Visada traukiniuose metro lipkit prie, kas vežimukuose prie vairuotojo, nes toliau jie tikrai nelakstys, o čia tai visą laiką bent gali įlipti be problemų į traukinius. Nes čia buvo kitur gan didelis nuolydis ir būtų, jeigu nelapkė, nelabai būtume įvažiavę. Beliko susirasti miesto autobusą,
davažiuoti iki laivo ir būsim išmėginę visas miesto transporto priemonės. Viskas matosi. Šiuo gražuoliu 14 aukštų Kosta Diadema plauksim per 3 jūras, tai bus Baltijas, Šiaurės ir Norvegijas. Ir aplankysim 3 šalis, tai bus Vokietijos Kiolnas, Danijos Kopenhaga ir Norvegijos Bergenas ir dar porą kaimų. Bet pagrindinis tikslas bus plaukti Norvegijos fjordais, kur bus kalnai, ežerai ir kriokliai. Tas maršrutas laivų skaitosi vienas iš gražiausių pasaulyje. Ir įvertinsim, kas čia per maršrutas. Į laivą įlipti irgi visas tas pačias procedūros kaip ir aerouoste. Patikra, bagažas, pasai, visos tos pačios laikosi tų pačių saugumo priemonių.